Nemeluosiu sukurti video apie Europos Sąjungą ir jos tikrąją paskirtį bei tikslus ir ateitį, kurią jį ruošia jums norėjau jau seniai. Tai, ką jums papasakosiu, galimai sukels didelį šiurpą, kai kam net gali ir šoką. Nepabėkite, viskas bus pristatyta šioje prezentacijoje. Turbūt nedaugelis, o gal ir daugelis pamenate 2004 metus, kai buvo balsuojama dėl įstojimo į Europos Sąjungą. Buvo nemokamai dalinamas alus ir skalbimo milteliai, nes tikrai viskas čia atrodo normalu. Nuo 19 valandos prasidėjusioje akcijoje visi referendume dalyvavę rinkėjai iki parduotuvių darbų pabaigos už 1 centą gali įsigyti bet kokios rūšies lietuviško alaus butelį, bet kokių skalbimo miltelių pakuotę sveriančią nedaugiau nei 600 gramų, lietuvišką šokolado batonėlį arba 1,5 litro pas mus pagamintų vaisvandenių. Bet kasgi yra ta Europos Sąjunga ir kaip jis susijusi su dabartimi ir praeitimi ir su taip diskutuojamu 4 procentų nekilnojamojo turto mokesčiu? Europos Sąjungos šaknis galima rasti dar prieš Antrąjį pasaulinį karą, bet šios organizacijos pradžia yra laikoma 1952 metais sukurta ekonominė anglies ir plieno bendrija, kuri reguliavo šių žaliavų prekybą. Vienas iš veiksnių, dėl kurių ši organizacija nežlugo, kaip daugybė kitų to meto ekonominių ir politinių organizacijų, tai buvo Maršalo planas, kuris po Antrojo pasaulinio karo Europai garantavo finansinę paramą. Daug lėšų nuėjo būtent į šią organizaciją. Ir taip 40 metų jį gyvavo kaip ekonominė organizacija, tuo pačiu lėtai europiečiams už akių besitransformuojanti į politinę organizaciją. Europos Sąjunga tuo, kuo ji yra dabar, patapo 1993 metais po Maastrichto susitarimo, kuriame buvo nuspręsta, kad Europos Sąjunga nebebus vien tik ekonominė, bet dabar jau ir politinė organizacija. Nuo Maastrichto susitarimo praėjo 30 metų ir to rezultatus matome dabar, ypatingai socialinėje ir kultūrinėje sferoje. Bet šiame visame reikia suprasti dar vieną dalyką. Visos šios idėjos nekilo iš oro, jas reikėjo kažkaip sugalvoti ir parašyti. Tai galima būtų priskirti praktiškai vienam žmogui, Altiero Spinelli. Altiero Spinelli, Italijos politikas, gimė 1907 metais Romoje. 1927 metais už priešinimas Musoliniui ir komunizmo ideologijos skleidimo buvo suimtas ir įkalintas 16 metų. 1941 kali Ventetene saloje Italijoje. Matydamas, kaip Europa per paskutinius 20 metų vėl įsivelia į masinį karą, parašo savo garsųjį kūrinį Ventatenės manifestą. Dar verta paminėti, kad 1937 metais už trockizmą buvo išmestas iš komunistų partijos. Čia svarbu suprasti, kas yra trockizmas. Po revoliucijos Rusijoje, tiek po nepasisekusių komunistinių revoliucijų vakarų Europoje, komunistai skilo į 2 dalis. Pirmoji dalis buvo ta, kuri pasisakė už pasaulinę komunistinę revoliuciją ir visą pasaulio valdymo koncentravimą į vieną centrą. Kitaip sakant, viena aukščiausioji taryba visam pasauliui. Kita grupė mąstė daug realistiškiau, pamačiusi, kad kol kas komunistinės revoliucijos vakarų Europoje nepasisekė, jie sutiko kurti komunizmą ten, kur pavyko paimti valdžią, šiuo atveju Rusijoje, ir įvairiais būdais pabandyti po truputį išprovokuoti komunistinės revoliucijas kitose šalyse.
Altiero Spinelli priklausydamas trockistams pasisakė už pirmąją viziją, kad komunizmas turi būti pasaulinė revoliucija ir vienas valdymo centras. Tokia štai trumpa jo biografija. Ir kai mes kalbame apie Europos Sąjungą, Ventatenės manifestas yra vienas iš pagrindinių ideologinių jos dokumentų. Todėl labai svarbu matyti, kas yra parašyta tame manifeste ir dėl ko eiliniai tiek Lietuvos, tiek Europos piliečiai turėtų labai nerimauti. Svarbiausias uždavinys, kurio neišsprendus bet kokia pažanga, bus tik iliuzija, galutinis likvidavimas sienų dalijančių Europą į suverenes valstybės. Privati nuosavybė, priklausomai nuo aplinkybių, turi būti panaikinta, apribota, pakoreguota arba išplėsta, nekreipiant dėmesio į jokias dogmatiškas taisyklės. Reikia galutinai likviduoti ekonominį valstybių savarankiškumą, kuris yra totalitarinių režimų stuburas. Partija, kuri vykdė šios uždavinius, turi jungti tik tuos, kurių pagrindinis gyvenimo tikslas – revoliucija Europoje. Europos revoliucija atitiks visus visuomenės poreikius tik tada, jeigu ji bus socialistinė. Nauja valstybė atsiras dėka revoliucinios partijos diktatūros vardan naujos tikros demokratijos. Kalbame apie federacinės valstybės sukūrimą, kuri disponuos Europos kariuomenę ir turės pakankamai galių priversti atskiras federacinės valstybės laikytis bendros tvarkos. Nežinau kaip jums, bet mane tai šiurpas nukrato klausant iš šių teiginių apie socialistinės revoliucijas, diktatūrą, privačios nuosavybės apribojimą, nepriklausomų valstybių panaikinimą ir bendrą kariuomenę, kuri priverstų laikytis tvarkos. Ir puikiausiai suprantu, kad dalis iš jūsų galvoja, na ir ką čia jis tokio pasakė, tiesiog kažkoks eilinis lunatikas, kažkokias nesąmonės ir tiek. Ir matote, šis manifestas iš tikrųjų nekeltų tiek daug siaubo, jeigu jis nebūtų vienas iš pagrindinių ES ideologinių dokumentų. Nes matote, pačiame ES interneto puslapyje šis veikėjas yra pateikiamas kaip ES pionierius. 2017 metais ES išspausdino taip vadinamąją baltąją knygutę dėl ES ateities ir vystymosi scenarijų. Ir šis manifestas yra pristatomas įžangoje kaip tobulas modelis Europos ateičiai. Pačiame ES parlamente yra taip vadinama Spinelli federalistų grupė, kurioje yra ir lietuvių. Ir dar kartą, kad tikrai įsitikintumėte, kiek ES pritarė bei simpatizuoja pačiam manifestui bei jo rašytojui, pridedu vaizdo įrašą, kuriame Europos lyderiai, tai yra Vokietijos kanclerė, Prancūzijos prezidentas ir Ispanijos premjeras atiduoda pagarbą Altiero Spinelli prie jo kapo 2016-aisiais. Taigi, žinant Ventatenės manifestą, žinant Altiero Spinelli, žinant ES ideologinį prisirišimą prie šio žmogaus ir prie jo manifesto, reikia paklausti, ar dabar vykstantis procesai Europoje yra natūralūs ar kažkieno inicijuojami. Kai matome proeuropietiškus politikus, kurie su savo mokesčių reformomis potencialiai gali padaryti visus šalies žmonės nuomininkais jų pačių namuose ar butuose,
kai matome tokias šalis kaip Olandija, kuriuose proeuropietiški politikai bando atimti iš ūkininkų jų ūkius ir netgi leidžia įstatymus, kurie atleidžia policininkus nuo atsakomybės nužudžius protestuotojus, kai matome ES su 13 straipsniu, kuris potencialiai gali sunaikinti laisvą internetą ir jį padaryti labai cenzūruojamu, kai matome ES ir jai palankius politikus, kurie skatina masinę trečiojo pasaulio imigraciją iš neišsivysčiusių šalių, nepaisant to, kad daugumos ES valstybių gyventojai pasisako prieš imigraciją, kai matome, kaip proeuropietiški politikai Vokietijoje nori uždrausti antrą pagal populiarumą partiją, nes jį prieštarauja ES idėjomis ir jie tai sako, kad tai yra vardan demokratijos. Taigi natūraliai kyla klausimas, ar visus šios procesus ir idėjas būtų galima sieti su tuom, kas yra parašyta manifeste ar ne. Nes bent jau aš savo asmeninę nuomonę manau, kad taip. Apie vis didesnį ES totalitarizmą, manau, būtų galima sukurti atskirą video, bet manau pagaunate, ką noriu pasakyti ir kaip tai siejasi su Altiero Spinelli ir Ventatenės manifestu. Ne veltui lankytojų centre ES parlamente yra lentelė su tokiu užrašu. Nepriklausoma valstybė yra visų mūsų laikų blogybių priežastis ir grįžimas į tragedijas ir barbarizmus. Ir vienintelis šio katastrofinio blogio sprendimas yra federalinė žmonių sąjunga. Kitaip sakant, jeigu žmonės valdo save patys ir sprendžia savo likimą patys, tai yra absoliutus blogis. Bet jeigu tai daro kažkokia federalinė valdžia Briuselyje, tai jau yra absoliutus gėris. Viskas, ką jums papasakau čia šiandien, tai yra tiesiog informacija. Paprasta informacija, kurią galima rasti internete ir pačiame ES tinklapyje. Ir pabaigai noriu perfrazuoti vieną Lietuvos politikos veikėją. Nuvažiuoja patiklių lietuvių būrelis į Briuselį ir sugalvojo nusifotografuoti prie įėjimo į ES parlamentą. Jie ten šypsosi ir džiaugiasi, visiškai neįsivaizduodami, kas ten yra už jų kuriama, o tas vardas virš įėjimo reiškia jums galas.